Tai sveiki, pabaigiau tuos jau padaryti. Tuos du. Ir dabar sugalvojau padaryti dar čia. Nesugalvojau, reikėjo, bet galvojau vėliau darysiu. Bet dabar pagalvojau, reikia dabar padaryti. Tai dabar dar tokius užžietimus. Tai va tokius va padariau dabar. Ir dabar dar reikės užriesti. Tai tiesiog čia paėmiau 30 cm ilgą metalą. Ir tada iškaliau į abi pusės ir pasidarė 39 cm. Tai va dabar parodysiu, kai užžaitau ir privyrint dar reikės. Tai va taip varėsim ir rėsim, kol suraitysim gal kažką. Nu, manau, tiek užteks. Ok. Štai va ir tokį va gavome, suraitytą. Tai vyrinsis prie tų, kur, nu, ką neseniai rodžiau. Dar vieną tokį padarau ir tada prie vyrinimo eisim. Tai sveiki atvykę, va šitą suvyrinau, dabar dar šitą noriu parodyti, kai vyrinu aš. Va ir pabaigiau vyrinti. Aišku, nelabai gražus darbas, bet ką ir darys. Štai kitas čia, tai šis kažkokia nesąmonė. Aišku, vyrinu su 4 milimetrais, tai suprantat, labai toks didelis vyris gaunasi. Mažesnis būtų gražiau. Tai dabar tikriausiai darysime kniedės, tai parodysiu, kai vieną kniedę padaryti. Ir man atrodo, kniedysim jau tos kabliukus. Ir žiūrėsim, kaip viskas gausis mums. Tai va, pradėsim kniedės daryti. Darysiu iš va tokio, va čia atsipjau 2,5 cm. Ir spausim spaustus, kaip galima smarkiau. Ir bandysim padaryti galvutę, žodžiu. Šiaip galėčiau ir trumpiau pasidaryti tas kniedės atsipjauti, bet ilgiau pasiėmiau, kad patogiau būtų. Tai va, pradėkime daryti tas kniedės. Reikia dar šiek tiek pakaitinti. Ir štai va, gaunasi tokia kniedė, nelabai graži, bet nieko, jinai laiko labai gerai. Tai dabar dar taip 7 kartus padaryti ir jau filmuosiu, kaip jau tikriausiai kniedžiui. Nebent šausi galvą kažką kito pradėti daryti, nežinau kaip čia man. Nesuplanavęs aš nieko. Tai va, tai susitiksim jau tikriausiai prie kniedijimo. Pradėkime kniedijimą. Ir visi užsikniedijo. Per trumpą atpjau šiek tiek, bet vis tiek sugebėjau užkniedyti. Bet čia sunkiai jau taip gavosi. Jau ant plauko gavosi. Būtų normaliai atvariau, žodžiu, atpjau. Pabaigtas kniedijimas, kaip matot. Viskas švariai, gražiai. Žodžiu, galvau gal tą perkniedėt, bet žinokit, ne tą. Va tą va. Bet žinokit, dar labiau pakaliau taip kažkaip į vidų ir jau nebejuda jisai. Tai pažiūrėsiu, kai dar puošim, dar ties čia, ties viduriu, dar reikia inicialus susidėti. Tai pažiūrėsiu, kai kaitinsiu, atvės, pažiūrėsiu, jeigu dar juda, tai reikės, nežinau, kažką daryti. Jeigu nebejuda, tai niekur nebedarysim. Tai va, dabar jau pradėsime puošti tuos tarp tų kabliukų kokį, nežinau, gal kokį dizainą įdėsim, tai
pradėkime puošti. Pradėkime puošti. Pagaliau, žinokit, padariau. Va, žiūrėkite. Nesimato. Palaukite. Šiek tiek. Va, tokius padariau trikampiukus. Tai dabar reikės biškį dar tuos kabliukus pakoreguoti, kad jie lygiai būtų, pamatot, tas nelygiai. Ir tada dar tuos privyrinsiu. Va, tuos dar privyrinsiu. Tai va, nefilmuosiu, kai koreguoju ir kai privyrinu, jau darysim jau tuos strypus, jau filmuosiu tada. Tai susitiksim jau, kaip sakant, ateityje. Nu taigi sveiki atvykę, va, suvyrinau tuos strypus. Taip atrodo jie. Pakoregavau tuos kabliukus, taip atrodo jie. Čia šiek tiek atrodo nelygiai, buvo nelygiai, prispaudžiu va šį čia. O dabar va lygiai. Tai va, žodžiu galvoju daryti tiesiog tuos 10 mm čia. Tai yra karštas. 10 mm čia tiesiog privyrinti ir viskas. Čia kokius 1, 2, 3 arba 4 privyrinsiu. Tai pafilmuosiu, kai vyrinu, bet čia jau vis tiek ant pabaigos mes esam, tai pradedam vyrinti. Štai va ir gavom su tokią kabiklėlę. Aišku, dar reikės nušviesnį dažyti. Užsidėsinai taip ir čia kepurės pasidės, nežinau kaip čia gausis. Dar reikės pažiūrėti, ar atlaikys, tai dabar einu prie šveitimo, nudažymo ir tada žiūrėsiu, kaip čia ką žino daryti. Tai nušveitimo. Sveiki atvykę, žodžiu, čia jau prieš ilgą laiką. Tai va, kuris čia dabar. Kabykla jau pabaigta. Štai va, tai taip atrodo, čia lentyna, aišku. 8 kabliukai. Ir dabar žiūrėkit, aš čia jau labai seniai dariau, tai aš paaiškinsiu, kaip čia. Ai ne, šiandien pabaigiau, tik tais labai seniai pradėjau. Tai aš paaiškinsiu, kaip aš dariau pirmai ir kaip dabar padariau. Pirmai labai nelygiai buvo. Tie, žinot, ta lentyna nelygus. Tai žodžiu, čia pirmą čia privyrinti reikia. Vieną privyrinį, to nevyrinį va šito susukimo. O antrą suspaustuvus prispaudė ir žiūri ir sulygini suspaustuvais ten, kai sulygini. Ir tada antras privyrinį. Ir tada suvyrini tuos, nu aišku, žiūri ar lygų, jeigu lygų suvyrini tuos. Ir tada tuos paskutinius, ne tuos pirmus vyrint, o tuos paskutinius buvo, suprantat, bet tų dar gali ten pabiški palankstyti šitą, žinot, kad gal lygiau išeitų, jeigu nelygiai jau privyrinai, kaip aš. Tai va, taip gausi šitas. Ir aišku, dar vieną padaręs. Ir dar šitą turiu padaręs, va. Tai va. Šiaip pasakyčiau gan lengvai, jeigu be tų lentynų buvo. Man su tom lentynom labai nelygiai gavosi, buvo, aš nežinau, gal žairas, aš gal ne. Bet tai va tokie gavosi čia. Tai ką, tai jeigu darysite, žiūrėkite, ar viskas lygu, dabar aišku viskas lygu padaryta, tai jei gaminsite, tai darykit lygiai ir susitiksim kitam video.